Čia radijo laida Vakaro žvaigždelė vaikams ir visai šeimai. Viešpats myli tave, ar žinai ir žinai, meilė jo nesibaigs, amžinai, amžinai, visos kaltės tikrai, tau atleista seniai, nuostabiausi planai, išsipildys lauktai. Pabusk atsimerk, prakrapštyk savo akis, kas tiesa paklausyk, ištempęs ausis, karalystė visa, telpa tavo širdį, lobė tau priklausys, jei atversi duris. Nuostabus koks esi, tik pažvelk į save, nes gyvena tavy Dievo meilė visa, tu laimingas žmogus, o kodėl ar žinai, priklausai jam vienam. Amžinai, amžinai, nuostabus koks esi, tik pažvelk į save, nes gyvena tavy Dievo meilė visa, tu laimingas žmogus, o kodėl ar žinai, priklausai jam vienam. Amžinai, amžinai. Labas vakaras, vaikai! Labas vakaras, žemelė, visi augalai ir gyvūnai. Kas taip graudžiai verkia? Ar čia jūs, vaikai, verkiate? Ne? Tai kas tada? Man atrodo, kad kažkas atsuko ašarų kranelį mokykloje, bet pamokos juk pasibaigė, koridoriuose tylu, atrodo valgykloje kažkas verkia. Ei, kur tu? Aš čia, ant grindų, po stalu. Kodėl verki? Man labai liūdna, todėl aš verkiu. Vaikai, tai juodos duonos riekelė verkia. Ša, neverk. Papasakok, kas atsitiko? Kodėl tau liūdna? Istorija mano paprasta. Berniukas valgė sriubą ir manęs šiek tiek atsikando. O atsikandęs atstūmė jis mane. Atrodo, jam nepatikau. Aš duona su saulėgrąžomis ir grūdais. Tokios duonelės daugelis vaikų nemėgsta. Jie sako, fui, 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 man neskanu, geriau bandelė ar riestainis. Ir numetė mane jis po stalu. Dabar guliu, verkiu. Ir aš iš anksto jau žinau, kad tuoj aš iškeliausiu į šiukšlyną. Tik šluota delsė ir kažkodėl dar neateina. Neverk, riekelė, neverk. Aš tave pakelsiu nuo žemės. Ir būtinai surasiu, kas tave suvalgys. Girdžiu, jau artinasi šluota. Negausi šluotą tu riekelės. Neverk, mažylė, nusišluostyk ašarėles. Viskas bus gerai. Ačiū, kad mane išgelbėjai. Oi, kaip smagu. Ir jokios šluotos man nebaisu. O kuo tu vardu? Esu aš vakaro žvaigždelė. Aš tau neleisiu iškeliauti į šiukšlyną. Aš būtinai surasiu tą, kuris tave suvalgys su džiaugsmu.
Čia reikia pagalvoti ir labai gerai. Čia reikia pamastyti, nes niekad nežinai, kas laukia už to kampo, kas laukia už dviejų. O gal ir nusipirksim šiandien mes ledų. O gal ir nusipirksim šiandien mes ledų. Radijo laida vaikams Vakaro žvaigždelė. Noriu ledų! Aš priminsiu jums, kad šiuo metu kalbuosi su duonos riekele. Ja kažkas numetė po stalu mokyklos valgykloje, o dabar ji mano delne. Ar žinote, kaip auga duonelė ir iš kokių miltų ji yra kepama? Aš duonos riekelė esu iškepta iš ruginių miltų. Atsimenu, kai dar buvau rugys, rugsėjo mėnesį žmogus mane pasėjo, lietus mane laistė, rudenio saulutė šildė ir aš išleidau šaknis, pradėjau augti. Ar žiemą tau nebuvo šalta, tada, kai tu dar buvai rugys? Oi, ne, juk po storą sniego antklodė mums rugeliams yra šilta. Pavasarį mus pažadino saulutė. Ji ištirpdė sniegą, jis pavirto vandeniu ir pagirdė mus, jau žaliuoti pradedančius rugius. Visą pavasarį, vasarą aš ir mano broliai augome, didėjome, brendome, kol rugpjūčio mėnesį grūdai varpose visiškai subrendo. Tada atvažiavo didelis raudonas kombainas ir aš, rugio grūdas, atsidūriau kartu su daugybė savo brolių didelėje mašinoje. Vėliau mus iškūlė, nuvežė į malūną, sumalė ir mes tapome ruginiais miltais. Kepykloje iš mūsų iškepė ruginę duoną su saulėgrąžomis ir grūdais. Tada atvežė į mokyklą, čia tu mane radai verkiančią po stalu. Ir išgelbėjau tave nuo šluotos. Nesijaudink, aš būtinai surasiu, kas tave su malonumu suvalgys. Vaikai, ar žinote, kad senovėje duona buvo kepama labai įvairiai? Kol dar žmogus nebuvo sugalvojęs krosnies duonai kepti, ją kepdavo ant įkaitintų akmenų, žarijų, karštuose pelenuose, duobėse, virš kurių buvo kūrenama ugnis. Ar žinote, kad duoną mes valgome ne tokią, kokią valgė mūsų protėviai? Nuo seno lietuviai kepė juodą ruginę duoną. Tačiau nederliaus metais būdavo kepama bėralinė duona. Iš rugių su pelų priemaiša būdavo sumalami rupūs miltai. Pelai yra tai, kas lieka iškūlus varpas. Sutrinti šiaudukai, lapeliai, akuotai. Akuotai tai varpos ūseliai. Kartais tešlą užminkydavo ir su runkeliais, todėl bėralinės duonos skonis buvo nepanašus į šiandieninės duonutės skonį. O bado metais žmonės kepė duoną iš pelų ir įvairių žolių, jų grūdų bei šaknų. Netgi dėdavo bado metais pjuvenų. O šiandien Lietuvoje mes galime mėgautis 4, 5, netgi 6 rūšių grūdų duona. Yra kepama duona su grūdais, su sėlenomis, labai rupių miltų duona, duona su džiovintais vaisiais, su saulėgrąžomis, su moliūgų, sezamo sėklomis ir netgi su jūros kopūstais. Pavyzdžiui, aš esu ruginės duonos riekelė su saulėgrąžomis ir grūdais. Rugelis jau sėja tūta, tūta ir tunkiai akėja tūta, tūta. Duonos riekelė. Kviečiu tave ir visus vaikus pasiklausyti tikros istorijos, kuri nutiko vienam 5-mečiui berniukui daugiau nei prieš 60 metų. Berniuko vardas buvo Borisas, pavardė Almazovas. Užaugęs jis tapo rašytoju ir prisimindamas savo vaikystę, jis atsimena vieną istoriją, kuri giliai įstrigo jo širdin. Šią istoriją rašytojas pavadino Atleiskite man. Tai atsitiko pasibaigus Antrajam pasauliniam karui. Aš gyvenau Leningrade kartu su savo mama ir močiute. Dabar šis miestas vadinasi Sankt Peterburgas. Tuo metu po karo būdavo ilgos eilės prie duonos.
jos galima buvo nusipirkti tik pateikus kortelę. Žmonės, atstovėję visą dieną eilėje prie duonos ar miltų, dažnai jų negaudavo, nes duona, miltai ar kruopos tą dieną baigdavosi. Mano močiutė ir mama dažnai grįždavo tuščiomis į namus. Beveik kiekvieną vakarą močiutė prisimindavo tuos laikus, kada ji gyveno prie Dono. Tai labai didelė upė Ukrainoje. Žemės ten derlingos ir kadaise prieš karą žmonės duonos turėdavę iki soties ir kasdien valgydavę pyragus. Močiutė pasakojo apie žydrą stepę ir neapsakomo grožio saulėtekius, kada saulė teka taip skaisčiai, kaip niekur kitur žemėje. Todėl vieną dieną mes susiruošėme ir atvažiavome į Ukrainą, į mažą kaimelį, močiutės gimtinę. Bet pasirodo, gyvenimas čia visai netoks, kaip pasakojo močiutė. Stepė visai nežydra, o kažkokia pablyškusiai pilka, vėjas plaiksto smėlį, kelia dulkes, dėl didelės sausros žemė čia sueižėjusi, išdžiūvusi, virš laukų blyškiame danguje kepina kaitri saulė. Tai visai ne ta pasakų šalis, apie kurią svajojau gyvendamas Leningrade. Vadinasi, ir šitą kraštą pasiekė badas. Vaikų pilvukai dideli, matyt nuo prasto maisto. Jie netriukšmauja, nesilinksmina, alkani ir tylūs vaikšto ir grioviuose pastoviai ieško kokių nors valgomų laukinių augalų. Mes buvome atsivežę iš Leningrado 2 maišus džiūvėsių. Jie mus gelbėjo nuo bado. Kiekvieną dieną močiutė išimdavo iš maišo 2 džiūvėsius ir įdėmiai žiūrėdavo, kaip aš valgau. Ji norėdavo, kad aš valgyčiau žmoniškai, už stalo, neskubėdamas, švariomis rankomis, kad būtinai užsigerčiau burokėlių lapų nuoviru, kad jausčiausi sotus. Bet vieną kartą, kai aš su kaimyno berniuku ieškojau sode kokių nors valgomų augalų, atbėgo jo sesutė ir pranešė man: "Pas jūs kažkoks dėdė atvažiavo." Įbėgęs į namus, aš pajutau nuostabų duonos aromatą. Duonos kvapas mane nuviliojo į kambarį prie komodos. Atidariau antrą stalčių ir po sena paklodė pamačiau 4 didelius, kvepiančius, su apskrudusia plutele, baltos forminės duonos kepalėlius. Duonelė dar buvo šilta ir taip kvepėjo, kad nuo to kvapo man svaigo galva, tačiau atsikąsti, atsilaužti nors gabalėlį, įsikniaupti į šiltą kvepintį duonos minkštimą aš nedrįsau. Ir tik didelių pastangų dėka aš uždariau tą stalčių. Iš gretimo kambario girdėjosi vyriškas balsas: "Nieko, kaip nors, kai kur duonos yra. Svarbiausia, karas baigėsi. Kaip nors, vis tiek kažkiek užderės. Rugelis kai kur auga gražus." "Jegoruška," atpažinau senelės balsą, "tugi pats 5 vaikelius augini, o mums duonos atvežei. Aš dar turiu, man papildomai grūdų paskyrė už darbo dienas, tai aš galvoju, mano vaikai turi tėvą, aš sveikas, turiu rankas ir kojas, o jam našlaitėliui." Dėdė Jegoras pažiūrėjo į mane, kas duonos duos. Tai buvo skaudžiausia styga mano gyvenime. Ir dėdė Jegoras ją užgavo, visai to nenorėdamas. Mano tėtis žuvo kare. Ir aš nenorėjau, kad manęs kažkas gailėtųsi. Aš 5-metis berniukas, dėdės Jegoro pradėjau nekęsti. O kam jis manęs gailisi? Kas jo prašo? Nereikia man jo gailesčio. Ir tada aš, būdamas toks mažas, jam įkandau žodžiais: "Įdomu, kas čia mūsų namuose taip smirda?" Tiesą pasakius, nuo dėdės Jegoro dvelkė arkliu, žmogaus prakaitu, rūkalais ir avių gardu. Dėdė pasijuto nesmagiai. Pradėjo dažniau mirksėti, susijaudino, pasitaisė kepurę. Tai kad miegame šalia avių, susigeria tas gyvulių kvapas. Jūs jau atleiskite man, reikėjo pirmai pirtį, bet aš jums norėjau atnešti šiltos duonos, tiesiai iš pečiaus. Skubėjau, nenusiprausiau. Nuo to laiko, kai išėjo dėdė Jegoras, mano mama ir močiutė nepratarė man nė žodelio. Mama susigūžusi sėdėjo ant senos sofos kampelyje,
o močiutė plovė indus. Galų gale močiutė neišlaikė. Ir reikiagi šitaip, suaugusiam žmogui, kokia gėda. Mama pritarė. Gėda, didelė gėda. Jie atsistojo ir pradėjo vaikščioti po kambarį. Mano močiutės akys sudrėko nuo ašarų. Jis turi 5 alkanus vaikelius, o tau pirmam duonos atnešė. Aš bloga močiutė. Aš nemoku tavęs auklėti. Po valandėlės aš jau verkiau, supratęs, ką blogo padariau. Ką man dabar daryti? Paklausiau. Pats košiais prisivirėjai, pats ir išsrėpk, atsakė močiutė. Kaip aš jo atsiprašysiu, jeigu jis išvažiavo? Jis gyvena netoli, už Daubos, prie kapinių. Bet juk tamsu, mane jautis užbadys. Jaučiai seniai jau miega tvarte, tada mane vilkai suės. Močiutė ant manęs pyko. Ir kaip tu galėjai šitaip paklausti? Įdomu, kas čia pas mus namuose smirda. Kaip tu galėjai? Kokia gėda. Juk duonos jis tau atvežė. Tavęs pagailėjo. O tu esi nedėkingas paršelis. Lauke buvo taip tamsu, lyg būtų kažkas juodo rašalo papylęs. Kliūdamas už grumstų ir beveik inkšdamas, aš patraukiau vienutėlis pas dėdę Jegorą atsiprašyti už tai, kad jį įskaudinau. Žodžiais įskaudinau. Verkdamas aš išėjau į kelią. Sukti namo buvo jau per vėlu. Būdamas 5 metų vyrukas, aš kuo puikiausiai supratau, kad esu kaltas, jog įskaudinau žmogų ir kad mano kaltė dar man neatleista. Krūtinėje jaučiau sunkumą, o ausyse skambėjo močiutės žodžiai. Jis turi 5 vaikučius, o tau pirmam duonos atnešė. Staiga iš tamsos išniro didelė šuns galva. Šlapia nosis apuostė mane, šiek tiek pakvėpavo man į ausį ir vėl dingo tamsoje. Lyg sapne perėjau juodą griovį, stengiausi nežiūrėti į kapinių pusę. Dar žingsnelis kitas ir aš jau prie dėdės Jegoro namelio. Tačiau pamatęs, kad languose tamsu, aš pradėjau verkti. Juk viskas veltui. Dėdė Jegoras miega. Rytoj jis išvažiuos ir man jau niekada nebeatleis. Kas čia? Pasigirdo dėdės Jegoro balsas. Kas čia verkia? Dėdė Jegorai, tai aš, Borisas. Dėdė Jegorai, atleiskite man, atleiskite. Per visą savo gyvenimą aš neišgyvenau tokio atgailos jausmo, kaip tą vėlų vakarą dėdės Jegoro kieme. Dievulėliau tu mano, tugi visas sušalęs, mažiuli mano. Dėdė mane nuprausė ir palydėjo į namus. Ir tik po daugelio metų mama man papasakojo, kad ji kartu su močiute tą vakarą sekė man iš paskos, abi liedamos ašaras. Tada man buvo tik 5 metai, todėl mama nesykį norėjusi pasivyti mane, nuraminti, paguosti, nes eidamas aš labai verkiau, bet močiutė ją sustabdydavo. Pakentėk, negalima, dabar pagailėsi, vėliau jau nepakeisi. Geras žmogus išaugs Borisas, pamatysi, geras, tik pakentėk. Bėgo metai, badas baigėsi, duonos turėjome sočiai kasdieną. Su dėdė Jegoru žvejodavau, sėdėdavau prie laužo, ilgai mudu kalbėdavomės po žvaigždėtų dangumi. Ir tik daug vėliau sužinojau, kad dėdės Jegoro pilnas vardas yra Georgijus. Išvertus iš graikų kalbos reiškia žemdirbys. Ir dabar, kai pamatau, kaip žmonės nesaugo duonos, kaip išmeta į šiukšles maistą, kai pamatau ant žemės numestą duonos riekelę, mintyse sakau, atleisk dėdė Jegorai, kad manęs nebuvo šalia tų, kurie numetė duoną ant žemės. Rašytojui Borisui Almazovui tebuvo 5 metai, kai dėdė Jegoras atnešė jam 4 kepalėlius, ką tik iškeptos duonos, kad mažasis Borisas, jo mama ir močiutė nebadautų. Tai tikra istorija, įstrigusi giliai į vaiko širdį. Rusiškai Jegoras, Georgijus, o lietuviškai Jurgis,
išvertus iš graikų kalbos, kaip jau minėjau, žemdirbys. Girdėjote Boriso Almazovo istoriją iš jo vaikystės, kurią rašytojas pavadino Atleiskite man. Žydai kvepia vaikvapą, medum saldžiausių liepos šakelė, liepos šakelė palei upelį, kur sidabrinės nardo žuvelės. Ten prie giružės, ten prie žaliosios, kerta rugelį, gelsvą kvietelį, kerta rugelį, gelsvą kvietelį. Rytą ankstyvą palei upelį, rytą ankstyvą palei upelį. O kas taip dūzgia pulkas bitelių, rudenio pievoj ankstų rytelį, rudenio pievoj ankstų rytelį. Mes rugiagėlėm puošim galveles. Ten prie giružės, ten prie žaliosios, kerta rugelį, gelsvą kvietelį, kerta rugelį, gelsvą kvietelį. Rytą ankstyvą palei upelį, rytą ankstyvą palei upelį. Ten prie giružės, ten prie žaliosios, kerta rugelį. Čia radijo laida Vakaro žvaigždelė. Vaikams ir visai šeimai. Mieli vaikai, šita žinia skirta jums. Kai skambinate mobiliuoju telefonu ir laukiate, kol kitas atsilieps, girdite štai tokį kvietimo signalą. Dėmesio! Kai girdite kvietimo signalą, laikykite mobilųjį telefoną ištiestos rankos atstumu nuo galvos. Mobilieji telefonai spinduliuoja tam tikras bangas. Jos nematomos ir pajausti jų negali. Tačiau kvietimo metu nematomos bangos būna labai stiprios, būna piktos. Todėl, kai girdėsite kvietimo signalą, laikykite mobilųjį telefoną ištiestos rankos atstumu nuo galvos, kad piktos bangos jums nepakenktų. O kai balsas jūsų telefone atsilieps,
Tada savo mobilųjį telefoną jau galite laikyti prie ausies. Alio, labas. Labas, žvirbliuk. Taip, aš žvirbliukas, vardu pilkas sparniukas. Skaniai kvepia, čik, čirik, rik. Ar tu alkanas? Čik, čik, labai alkanas. Tai labai gerai. Galiu tave pavaišinti. Ant mano delno duonos riekelį. Ji verkė numesta ant žemės po stalu. Kažkoks berniukas pasakė fui ir ją atstūmė. Dabar aš tau ją dovanoju. Žvirbliuk, pilkas, sparniuk. Čik, čirik, čik. Ačiū, už duonos riekelę. Čik. Ačiū, už tokią didelę dovaną. Čik, čirik. Labai smagu, kai duonelė juokiasi. Šiandien, mielas radijo klausytojau, norėčiau tau palinkėti, kad duonos riekelė tavo delnelyje visada linksmai juoktųsi. Iki kito šeštadienio. Sudie. Lietus prakalbino skėtį gana tau tolkėti. Rausva ir lengva lygėlę skėtį į viršų iškėliau. Bitė mieste pasiklydo, tiesiai prie skėčio atskrido. Skėtis medaus pažadėjo, klausė lietus ir vėjas. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Lietus prakalbino sraigę kelionę užbaigė. Drumzlinas pilkas upelis, štai tavo ilgas kelias. Sraigė sustojo ir laukia, oi, kad nemoku plaukti. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Lietus prakalbino obelį, ko lauki, ateina ruduo. Kada išnokinsi obolį, saldų ir raudonšonį. Suvirpo viršūnėje lapas, manęs neapgausi dar žalia. Aš žalias žolė žalia, dar krist oboliams nevalia. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Lietus prakalbino stogą, leiski man čia pašokti. Žiūri, visi sustoja tyli ir rankom neploja. Gal man pavydit, kad šoku, gal man pavydit, kad šoku, gal man pavydit, kad šoku aš, o ne jūs ant stogo. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. Girdėjote radijo laidą vaikams ir visai šeimai Vakaro žvaigždelė.